Labą dieną, susitinkam naujam video ir susitinkam realiai iš ryto. Nėra jis labai ankstyvas, nežinau, gal jau apie pusę 10 gal bus, bet sugalvojau, kad noriu nuvažiuoti, išsimėginti vieną naują kavinę. Tai tik tokia užmačiau, kad Vilniuje atsidarė Kalvė kavinė, kaip suprantu, jinai yra Latvių. Jinai yra ir pačioje Latvijoje, ir Estijoje, ir dabar atsidarė Vilniuje ir galvoju, mes 2 mėnesius su viršum nebuvom niekur jau išėję iš namų, niekur jokios kavinės, absoliučiai niekur. Kažkurį savaitgalį mes tik kartu išėjom prasukti ratuką, kai jau vyras galėjo po truputį vaikščioti, dabar jam reabilitacija. Tai kai nuėjome jam tą batą, po truputį jau gali daugiau nueiti ir mes ėjom prasukti ratuką, viską, bet į jokį miestą niekur nevarėm. Tai žodžiu ir šiaip dabar toks įtemptas laikas jam, nes kelios savaitės bus pačios reabilitacijos. Po darbo mes dažniausiai niekur jau nevažinėjom, tiesiog pasiliekam namie, nes tiesiog po darbo aš būnu pavargus ir tingiu varyti į miestą dar. Tai aš esu nuobodus žmogus, ta prasme, kai pasižiūriu kartais, kaip kitos panelės varo į miestą, būna su draugiam, kažkur kažką veikia, po darbo gyvena. Aš tiesiog grįžtu namo ir aš nieko daugiau nenoriu. Nusprendėm, kad gal visgi reikia bent jau šitą savaitgalį pajudėti iš namų ir išgerti ant kavos, pasisėdėti. Ir šito video esmė yra, kad parodysiu, kaip aš maitinuosi realistiškai, bet aš prisiminiau, kad aš jums niekada, man atrodo, iki galo nepapasakoju, kai šneku apie savo mitybą. Pavyzdžiui, vakar buvo penktadienis ir darbe mes gavom visi picų, nes vyko vasaros šventė. Ir esmė ta, kad penktadienį šiaip pas mus darbe visada veža bandeles ir kiekvienas rytas prasideda nuo bandelių, bet jeigu jau kažkokia didesnė šventė, tai tada būna picos. Ką aš niekad, man atrodo, jums nepasakau, visada pasakau, kad penktadieniais darbe gaunam bandelių, bla bla bla, bet vis pamirštu pasakyti, kad kadangi aš penktadienį jau pradedu nuo bandelių, tai penktadienį aš labiau ir užskaitau savo kaip cheat day ir grįžus namo galbūt kažką suvalgau dar, užsisakom, pavyzdžiui, ar ten, nežinau, vyras kokį kebabą, gal nori dar kažko, gal kartais kokį burgerį. Nu, žodžiu, penktadieniais aš labiau savo leidžiu jau taip atsigauti. Ne tai, kad atsigauti, aš kiekvieną dieną kažką galiu suvalgyti, bet penktadienį labiau neskaičiuoju turbūt kalorijų, nors aš ir taip neskaičiuoju dieg, atrodo kaip sudėtinga, nepasakyti man. Bet esmė, kad penktadienį aš labiau savo leidžiu suvalgyti daugiau nesveiko maisto negu įprastai, va taip pasakysiu. Nes paskui šeštadienį, sekmadienį man sportas ir apskritai nenorėčiau kiekvieną dieną labai nesveikai maitintis, nes aš žinau tą jausmą, kad kai aš, tarkim, savaitę maitinuosi nesveikai, bet ką, aš tada labai prastai jaučiuosi, man nėra jėgų, nėra nuotaikos, aš labai tokia slogi būnu, depresiška, tai man nepatinka tas jausmas. Penktadieniais leidžiu savo daugiau pavalgyti, bet irgi ne visada. Žodžiu, vakar buvo toks dalykas, kad rytą suvalgiau porą bandelių ir tada atvežė tas picas ir aš valgau tas picas ir aš jaučiu, kaip mane gera darosi. Aš jaučiu, kad man taip riebų paliko, taip silpna ir aš antro picos gabaliuko nebeįvykiau. Tiesiog aš sėdžiu ir galvoju, aš to įvemsiu. Aš nežinau, kas ten buvo, ar tiesiog aš persivalgęs buvau nuo ryto tų poros bandelių, ar tiesiog man buvo per riebų ir aš galvoju, aš jau net jaučiu, kaip kišasi mano kraujagyslės, ant tiek man buvo nebeskanu ir negera ir sėdžiu ir tokia atrodo, aš nieko nebenoriu. Aš noriu sveiko maisto ir nebevalgyti tos picos. Tai taip ir nesupratau, šiaip aš valgau picas ir man niekad nebūna su jom blogai, bet ypatingai vakar man taip neskanu buvo, man taip riebu ir taip šlykštų pasidarė burnoje, aš bijau, kad sėdėdama tiesiog apvemsiu visus. Nežinau, kas vakar buvo ir grįžus namo atrodė, kad mano skrandis yra sustojęs ir nieko nebenorėjau aš ten valgyti, bet vyras tada norėjo užsisakyti savo kebabą. Jo, jis užsisakė savo kebabą, nes aš darbę privalgiau picą, sakau, nu tu gali savo užsisakyti irgi, ką tu nori. Tai jisai užsisakė kebabą, bulvyčių ir aš vieną kitą bulvytę suvalgiau ir atrodo, kad nesveikas kitas maistas man padėjo skrandį prajudinti, tai ir raugint pradėjau ir atrodo jau taip geriau pasidarė. Tai va, vakar paskui dar Formosas išgėriau porą tokių gėrimų, skaniai labai ir galvoju, jo, viską šiandien jau labai leidau savo pačidėjant, šiaip tiek daug nesveikų maistų aš įprastai nevalgau, bet vakar, kadangi atrodo, kad buvo labai sustojęs skrandis ir po tų bulvyčių man taip gera paliko, kad atrodo jis prajudėjo, tai išsinorėjau Formosus tiesiog atsigerti, tai jo.
Tai vakar aš tikrai savo leidau pavalgyti nesąmonę, bet atsikėliau vis tiek pilvukas toks susitvarkęs, atrodo, ačiū Dievui, nes aš taip bijojau, kad man tas picos taip sujauks viską. Šiandien aš suvalgiau vieną proteininį pudingą, išgėriau kavos ir nebus šiandien taip, kad aš vėl tęsiu vakarykštės dienos cheat day'ų, nors mes ir važiuojam iki kavinukės, bet jeigu ir ten pasimsim kokią bandelę, tai pasimsim vieną ant 2, arba tiesiog ką pasimsim, dalinsimės per pusę, nes aš nemėgstu test tų čidėjų į kitas dienas ir, ta prasme, jūs galit, kad ir visą dieną valgyti nesveiką maistą. Buvo darytas vienas toks, net nežinau, tyrimas, eksperimentas, kai vienas vyras tiesiog valgė tik McDonald'o maistą, bet jisai valgė kalorijų deficitą. Valgydamas McDonald'o maistą numetė svorį. Kalorijas yra skaičiai, tai kol tu neviršiji savo kalorijų normos, jeigu meti svorio, tai kalorijos deficito, tu numesi svorį belę ką valgydamas. Tu gali valgyti saltumyną vakare, tu gali valgyti po 6 valandos, tu gali valgyti ryte. Aš kartais, kai pasiklausau, kaip žmonės turi įvairių įsitikinimų, aš po 6 nevalgau, aš nevalgau ryte, čia tas ir tas. Esmė yra tiesiog, kad kalorijos yra skaičius ir tu gali valgyti kada nori, kaip nori. Svarbiausia, kad jeigu meti svorio, kad neviršėt kalorijų deficito. Tai tas žmogus, kuris valgia McDonald'o maisto, jis neviršė savo kalorijų deficito ir jis numetė svorio. Tai esmė yra ta, kad ką bandau pasakyti, kad ir vakar dieną aš privalgiau turbūt daugiau kalorijų, bet esmė ta, kad kalorijos dedasi per visą savaitės laiką. Tai jeigu aš, pavyzdžiui, visą savaitę maitinausi pakankamai gerai, savo galbūt tam svorio palaikymui, o ne deficitui, nes aš nemetu svorio, tai vadinasi, tą vieną dieną man nieko gali neišmušti, nes šiandien aš grįžtu į savo vėžes, į savo tą įprastą mitybą. Šiandien neleisiu savo valgyti kažko labai ten picų, kažko riebaus, nes valgysiu savo įprastą maistą, savo įprastam režimą, su įprastom kalorijom ir man viskas išsilygins. Tai jeigu jūs vieną dieną savo leidžiat suvalgyti daugiau pyragų, daugiau bandelių ir jūs paskui bijot, kad o Dieve, priaugsi svorio, tai kitą dieną, ką matot ant svarstyklių, jeigu būna svoris padidėjęs, tai yra dažniausiai dėl to, kad jūsų organizmas sukaupė vandenį. Bet praeis kelios dienos, jeigu grįžtant į tą pačią rutiną, vanduo iš organizmo pasinaikina ir jūs grįžtat į savo svorį. Šiaip aš labiausiai, ką norėčiau pasakyti žmonėm, jeigu visi mane galėtų išgirsti, tai kad nežiūrėkite tas svarstyklės. Aišku, kai norit mest svorį, svarstyklės yra rodiklis tiesiog, kaip jums sekasi ir panašiai, bet jos tuo pačiu gali sukelti labai daug neigiamų jausmų ir gali išbalansuoti jūs, neigiamai nuteikti. Nes tiesiog svoris niekada nebus tolygus, net ir metant svorį jis gali šokinėti ir gali dėl to žmogus, kuris per daug nesigilina ir pamatys padidėjusią svorį, jis iš karto galvos, kad jam nesiseka, visas pastangos nuėjo veltui. Tai aš labiausiai orientuojuosi tai ne kiek aš sveriu, o kaip aš atrodau veidrodį. Jeigu aš atrodau savo veidrodį gražiai, man patinka tai, ką aš matau, koks skirtumas kiek aš sveriu, tai čia tik skaičius. Raumenis sveria daugiau negu riebalas, tai jeigu aš būsiu raumeninga, tai aišku, aš sversiu daugiau. Tai aš nežinau, kodėl žmonės kartais taip sureikšmina tuos skaičius ant svarstyklių. Gal būtų kitaip, jeigu aš bandyčiau mest svorį, negaliu tiksliai pasakyti, kad aš kažkaip kitaip reaguočiau, bet esmė yra ta, kad aš nesijaučiu tobulai savo kūne ir aš žinau, ką aš noriu pakeisti ir kas man nepatinka ir dėl ko aš kompleksuoju. Bet aš vis tiek karts nuo karto, kai pasisveriu, aš neprisirišu prie to skaičiaus, nes man tiesiog nerūpi. Man svarbiausia, kad aš veidrodį gražiai atrodyčiau. Ir svarbiausia, kad žiūrint į veidrodį, aš savo patinku taip, kaip aš atrodau. Koks skirtumas, koks tas skaičius. Tai va, užsiplėčiau čia per daug, nežinau dėl ko, norėjau tiesiog papasakot, kad man atrodo, aš kartais pamirštu pasakyti, kad man penktadieniais dažniausiai būna tas didesnis cheat day, nes jau rytą pradedu nuo bandelių ir paskui, kadangi žiūrėkit, ką pasidariau. Kad kadangi rytą pradedu nuo bandelių, tai būna, kad vis tiek grįžtu vakare, vyras galbūt kažko nori, tada gal kartu kažką užsisakom, bet dažniausiai aš stengiuosi vis tiek nepersivalgyti. Apart vakar dienos, tai tikrai leidau savo švarmosios užsisakyti tiesiog. Bet jeigu ir tai būna, kitas dienas aš tiesiog grįžtu į savo įprastą rutiną, įprastą gyvenimą ir nemušu ir neskaudinu savęs, kad o Dieve, vakar privalgiau, čia dabar blogai, dabar aš stora būsiu, svoris priaugs ir nebenukris. Tai taip nėra, svarbiausiai grįžkite į savo rutiną. Tai va, man atrodo, aš savo kasdienį makiažą pasidariau, net nežinau, ar aš jį savo gerai jaučiuosi, nelabai.
Nežinau, šiandien atsikėliau, nesijaučiau labai graži savo. Jaučiu reiktų antakius galbūt pasiryškinti labiau. Ir jo, varysim į miestą, tikiuosi, kad rasim mes kur atsisėst, nes dažniausiai, kai nuvarom į kokią kavinę, taigi visada būna vietos užimtos. Tai aš tikiuosi, kad mes rasim ten gražią, jaukią vietą atsisėst, ramiai atsigerti kavos, pabūti mieste, kartais taip smagu tiesiog išeiti lauką, nors aš nesu žmogus, kuris labai mėgsta tą, nežinau, miesto, ne taip, kad miesto gyvenimą, bet nemėgstu kiekvieną dieną kažkur varyti iš namų, bet karts nuo karto tikrai norisi išeiti. Tai va, man atrodo, aš jau baigiau savo makiažą, man atrodo, pasakiau viską, ką norėjau pasakyti ir toliau eisim į ką valgau per dieną video. Stengiuosi valgyti sveikiau, bet visada, kaip miniu, aš savo leidžiu dienos metu suvalgyti kažką skanaus, kažkokį desertą ir laikausi to sąmoningumo, kad jeigu kažką suvalgiau, kas turi daugiau kalorijų, tai kažką ir valgysiu mažiau, kas turi mažiau kalorijų, kad tiesiog nebūtų taip, kad per visą dieną valgau tik tai, kas turi daug kalorijų ir paskui, aišku, susideda į labai didelius skaičius, nors kalorijų neskaičiuoju, bet stengiuosi sąmoningai vis tiek sekti, kiek ko maždaug suvalgiau ir galbūt kažkur reikia sustoti. Tai va. Mes jau grįžom namo, aš jau iššaukau savo sportinę aprangą, nes po truputį ruošiuosi ir sportuoti, bet šiaip fainai pabuvom po 2 ar 2,5 mėnesio pertraukos, išvarėm į miestą ir man ta kavinė labai patiko, labai jauki, labai tokia ir prabangesnė, ir tokia meniška. Aišku, ten ir 100 kavų pasirinkimo, ir 100 bandelių, bet man tiesiog patiko ten vaibas, man patiko ten pabūt. Ir dar taip neplanuotai tokį didelį ratą prasijom nuo Balto tilto, Prageto prospektą, ten toj pusėj. Tai žodžiu, užtrukom iš 2 valandų, 2,5, gal kažkas tokio, tai labai faina buvo tiesiog išeit pasižmonėti, pabūt biškį mieste. Smagiai pabuvom, bet dabar grįžau namo ir jau yra gal netgi jau 1:30, tai laikas labai greit praėjo, nors visiškai taip neskupėjom, mėgavomės laiku, bet aišku, laikas bėlė kaip greit praėjo. Bet manęs dar laukia sportas, pietum reiks kažką pasidaryti, vakarienį kažką pasidaryti, tai žodžiu, diena jau matau, kaip eina pro mano akis, bet jo, po truputį reikia ruoštis varyti sportą. Aš šiaip savaitgaliais nelabai skubu į sportą, nes realiai bet kokio laiko neinu, visada daug žmonių būna ir aš nesuprantu, kokio laiko eiti, arba labai anksti ryte turbūt, arba labai vėlai vakare. Bet aš vakarais nemėgstu vaikščioti, nes aš vakare jau noriu kimarint namie. Tai gaunas taip, kad aš nueinu tuo metu, kada visi eina. Tai ir kalbant apie sportą, šitą mėnesį aš vėl turiu naujienų iš MR Biceps. Daug naujienų iš MR Biceps. Vienas iš tokių pagrindinių dalykų, kad nuo rugpjūčio 7 dienos MR Biceps švęs savo 12-ąjį gimtadienį. Ta proga visą mėnesį bus taikomos labai didelės nuolaidos, iki 65% atrinktiem maisto papildam ir sveikiem užkandžiam. Puikiausia proga pasiruošti artėjančiam šaltesniam sezonui. Prasideda locked-in sezonas, kas esate tokia, žinot apie ką aš. Tai noriu parodyti šito mėnesio mano pasirinkimus. Tai kas be ko, viena iš puikių motyvacinių priemonių, kam trūksta motyvacijos, pasiimkite smagią gertuvę. Čia yra labai gražiai ryškiai rožinė gertuvė, jausitės kaip tikra barbė. Ragausiu naujus proteino batonėlius, tikrai neprisimenu šitos valgiau ar ne, labai įdomių kokosinių, sausainių ir brownie skonių. Dabar kainuoja €69 vietoj 2,49, tai čia labai gera kaina. Taip pat paėmiau žuvų taukų, gersim žuvų taukus, aš juos taip bangom naudoju, bet kadangi vyras pas mane sužalotas, tai realiai aš ir pati save per jį primenu, kad reikia vartoti papildus. Taip pat turiu pasibandymui šiuos 2 energetinius gėrimus be cukraus. Aš dievinu gėrimus be cukraus, aš realiai nebegeriu visokių limonadų su cukrum. Labai retai kokį gurkšnį dabar paragausiu. Šitie mane labai sudomino dėl to, kad čia yra aviečių skonio ir apelsinų skonio energetiniai gėrimai. Turiu labai įdomų naują dalyką, tai yra prevarkiautas arbūzų skonio ir šitam dabar taikoma ypatingai gera nuolaida. Vietoj 39,90, 22,99. Mes šiandien jį ir panaudosim prieš mano sportą. Taip pat pasiėmiau riešutų sviestą, dabar jam irgi taikoma labai gera nuolaida. Vietoj 9,99, 5,99. Aš mėgstu riešutų sviestą dėti tiek ant avižų košės, tiek į smučius, tiek tiesiog ant bananų
banano, kokį užsidėti rapučio, ta prasme, jį galima panaudoti labai daug ką. Tada einam prie proteinų, tai pasiėmiau pasibandymai cinnamon bun skonio ir girdėjau, kad cinnamon bun labai skanus, tai labai nekakauju irgi išmėginti. Dar pasibandymai pasiėmiau elektrolitų vitaminų izotoninį gėrimą, greipfruktų skonio. Nesu dar tokio ragavusi, bus irgi labai įdomu išmėginti. Taip pat turiu paragavimui Grenade batonėlius Oreo skonio ir jiem taikoma irgi dabar labai gera kaina, vietoj 2,99 2,9 €. Ir paskutinis, bet neprašiausias, gigantiškas 2 kg dydžio proteino pakas ir oh my god, jūs turbūt matot. Čia proteinas panašus į karvutės skonį. O dieve, šitą šiandien ragausiu po savo sportą, nes aš nebegalėsiu daugiau išlaukti. Ir šitas gigantiškas proteino pakas įprastai kainuoja 63,99 €, bet kadangi dabar vyksta gimtadienis, ypatingai geros nuolaidos, tai dabar jisai te kainuoja 40,99 €. Labai geras pasiūlymas. Aš labai laukiu, kada pasibaigs mano sportas, nes labai mėgstu šiaip karvutės saldainius. Tai va, tiek mano naujų produktų bus pasibandymui iš MR Biceps. Kas dar nesuprato, tai MR Biceps yra maisto papildų parduotuvė visiems, kurie stengiasi, nebūtinai tik sportininkams, ir jie pasižymi labai ypatingai greitų pristatymų. Nubėkit, užsisakykit, labai greitai gausit tavo prekes ir greit galėsit išmėginti. Ir taip pat praeitą kartą po mano MR Biceps pristatymo aš gavau klausimų dėl nuolaidos kodų. MR Biceps kaip ir neturi nuolaidos kodų, dėl to, kad jie stengiasi ir taip maksimaliai palaikyti tas labai geras žemas kainas, kad tiesiog nereikėtų jums papildomai ieškoti nuolaidos kodų. Tai MR Biceps dažnai sąmoningai nenaudoja nuolaidos kodų tam, kad tiesiog klientas jau gautų optimalią kainą, tą gerą kainą, žemą kainą. Kartais būna, kad naujienlaiškio prenumeratoriai gauna išskirtinius kodus atrinktiem gamintojam, bet bendrai kalbant, MR Biceps stengiasi palaikyti žemas kainas, tiesiog nereikėtų ieškoti kodų, jų suvedinėti ir panašiai, tai kai nueisite jų elektroninę parduotuvę, jau realiai matysite pačias geriausias galimas kainas. Kviečiu visus užsukti rugpjūčio mėnesių, kai tokios geros nuolaidos. Paragausim kartu prie workoutą, nes reiks eiti sportuoti. Kaip smagiai, ką tik filmavau, save nepaspaudus filmą. Norėjau papasakoti, kad pastebėjau, kad čia yra 60 porcijų, tai vadinasi, jums labai ilgai užteks šito prie workouto ir esmė yra tame, kad kai pirmą kartą naudojat, tai siūlyčiau pilno šaukštelio nedėt pusę kokio šaukštelio, nes jeigu nesat vartoję prie workouto, tai gali jums nepatikti tas pirmas poveikis, nes jisai dilgčioja, tingiling jausmas toksai būna. Tai tikrai siūlyčiau pusę šaukštelio tik tais dėti. Aišku, kadangi esu šiek tiek labiau pripratus prie to jausmo, tai aš manau, kad šiandien dėsiu tą pilnesnį šaukštelį. Tai labai įdomu bus paragauti arbūzų skonio. Žiūrėkit, kokia spalva. Kaip arbūzinis limonadas. Labai geras skonis, labai patinka, užsimotyvavusi jaučiuos, varom padaryti pratimų, ir dar pasidarysiu izotoninį gėrimą, kad turėčiau ką atsigerti skanų sporto metu. Čia spintelė jau viskas taip gražiai sudėta, šitie turimi proteinai jau yra visiškai ant dugno, tai čia liko keli kartai ir apmaišęs mano spintelę, bet reikia pasidaryti izotoninį gėrimą. Gerai, greitai sako instrukcijas, nes pamiršau pirmą šitą pasidaryti ir paskui išgerti prie workoutą, bet prie workoutas, kol suveiks praeis pusę valandos, tai laiko kaip ir turim. Gerai, 1 skupas ir pusę litro vandens. Kaip tik ištraukiau 1 skupą. Cheers, paragaujam iš karto. Toks skanus. O galima jį nesporto metu gerti. Kaip aš niekad nepasimokau neit į salę 2-3 valandą dienos, aš negaliu. Viską dariau neeilės tvarka, kaip esu išsirašęs, realiai prie ko noriu prieiti, viskas užimta, žmonių daug ir jo, tokia išsiblaškius jaučiaus labai.
Ir nepatinka man tokio laiko eiti sportuoti, tai nežinau, reiktų eiti arba ryto anksti, arba vakare. O kaip minėjau, vakare aš jau noriu ilsėti. Jaučiu paskutinis savaitgalis, paskutinis kartas, kada einu vidury dienos sportuoti, jau geriau gal atsikelt, kokį pusę valandos duoti su pailsėti ir varyti save, nes man nepatinka, kai tiek daug žmonių ir tokia filmuoti negaliu, nes kažkaip ir nejauku, nesinori ir svetimų žmonių prifilmuoti. Nemanau, kad jie ten visi nori pas mane į kadrą papult. Viskas done. Viršutinė kūno diena padaryta. Dabar einu iki Maksimos. Dar išsiųsiu čia vieną tokią siuntą vyro, kaip vadinu, pirato koją. Tai kadangi jam jos nebereikia, o jis ją nuomavos, tai reikia dabar grąžinti atgal. Dar užsuksiu į pačią Maksimą. Nupirkti vakarienį porą dalykų. Viskas, pagaliau aš namie ir esu jau 1000 kartų minėjus, kad po sporto visada geriu proteino kokteilį ir dar dažnai ir geriu kokią valandą prieš miegą. Šiandien labai noriu paragauti šitą karvutės skonio. Kvapas tai grinai kaip karvutės saldainių. Oi, Loki, tau negalima. Žiūrėkit, pasilgo. Pasilgo, Loki. Kas ten yra, ką ten matai? Proteino daug matai. Tu irgi nori raumenukų užsiauginti. Pieną tai aš pilu visada iš akies. Tiesiog kartais noriu tirštesnio, kartais noriu skystesnio, tai čia tiesiog skonio reikalas. Nu ką, į sveikatą ragaujam karvutės skonio proteino kokteilį. Geras. Man patinka, kad nėra per daug saldus. Aišku, galima dėti 2 šitos kūpus, bet aš visada po vieną dedu. Labai gerai, kad nėra per daug saldus. Man patinka ir jaučiasi tas karvutės toks įjintas. Jeigu esat nauji mano kanale, tai turbūt nežinot, aš esu tas tinginys gamintojas. Gal labiau tinginė namų šeimininkė. Aš tiesiog darysiu taip, kad man būtų greita ir patogu ir nereikalautų vargo. Tai pavyzdžiui, jeigu man reikia gaminti, tai aš gaminsiu taip, kad man užimtų kuo mažiau laiko ir kuo mažiau pastangų, bet kad būtų vis tiek sveika. Jeigu aš darau, pavyzdžiui, faršo, tai stengiuosi aplink faršą apsistatyti irgi kuo mažiau laiko užimančių produktų. Pavyzdžiui, jeigu kepuosi faršo, tai jo užtenka man praktiškai 2 dienom, kas jau labai gerai. Tada prie faršo į airfryerį įsimetu kokių bulvyčių pasikep, kad irgi man asmeniškai nereikėtų prie keptuvės stovėti. Tai irgi labai gerai. Ir, pavyzdžiui, kokias plautas salotas nusiperku. Kartais nusiperku salotų romaninių. Bet tada jau nepatingi susipjausit visas, nusiplauti ir tada gal ties 3 ar 4 dienas gali šaldytuve būti. Ir tada gaunasi, kad vis tiek man yra taip patogiau ir lengviau, nes kitom dienom aš tiesiog išsiemu iš šaldytuvą ir užsibarstu, ant ko man reikia. Tai realiai aš visada žiūriu, kad man kuo mažiau ir būtų darbo, nes aš nesu iš tų žmonių, kurie mėgsta stovėti prie podų. Aš tikrai negaminsiu kažkokių ten kotletų, cepelinų ar dar kažko. Pas mane nėra tokio maisto. Tai, bet vis tiek stengiuosi, kad jeigu ir negaminu kažko labai stipriai daug ir sudėtingo, kad tiesiog vis tiek būtų sveika. Tai, pavyzdžiui, mozzarella šitos salotas, tai čia iš vis nėra ką veikti, o iš karto ir gauni apie 20 gramų baltymų. Tai aš tiesiog šaldytuvę turiu, pavyzdžiui, pomidoriukų ir mozzarellos keletą pakelį priekį nusiperku. Ir tokiom dienom, kada tiesiog dar ypatingai tingiu kažką daryti, bet noriu kažką suvalgyti, bet kad būtų sveika. Tai man pasiėmiau mozzarellos, pasiėmiau pomidoriukų, jos nusiplaunu, mozzarellos susiplėšau, užsibarstysiu toj prieskoniu ir viskas. Aš ir pavalgau nuo to ir gaunu baltymų ir man dar taip lengviau susirinkti savo dienos baltymų normą ir man dar ir skanu. Tai čia win-win tiesiog situacija. Mėgstu šaldytuvę turėti produktus, kur man tiesiog leidžia paėmiai, šešas, greitai ir turiu kažkokį patiekaliuką. Tai užsibarstau prieskoniu, jokio aliejaus nededu. Ir aš tiesiog šitą dalyką jau valgau, nežinau, jau kokias 4-5 dienas. Nes tiesiog ir darbe būna lygiai taip pat nusiperku mozzarellos, nusiperku pomidoriukų ir per pietus lygiai taip pat pavalgau. Tai va, čia mano tokios tinginio salotas. Labai paprastos, bet
Aš žinau, kad man čia labai bus gerai. Dar norėjau paminėti, kad jeigu jūs šaldytuvę ar spintelį turėsit nesveiko maisto, tai tikrai jūs galvoj turėsit tą mintį, kad aš reikia suvalgyti kažkada, nes man tai tikrai yra buvę ne kartą, kad aš turiu užsipirkus kažkokių tai sausainukų ar dar kažką ir atrodo man kirba mintyse kaip kirminas kažkoks toks, kad aš noriu tų sausainų, jie stovi pas mane spintelį, tarsi jie sugės, ne? Ir atrodo, aš juos visus turiu tada iškart suvalgyti ir tada ateina mintis, kad nu va, visus suvalgiau, dabar jau galėsiu laikytis ten vėl mitybos kažkokios ar dar kažką. Tai aš tiesiog stengiuosi neturėti tų sausainių namuose ir jeigu turiu, tai žinau, kad būtent tokių, kur negaliu daug jų suvalgyti, nes jie bus per saldus arba jie brangiai kainuoja, kad pataupyti tada. Tai, bet šiaip, kiek pastebėjau, buvus nusipirkus ar šokoladų į priekį, ar tokių paprastesnių sausainių, ar šiaip man mintyse visada kirba, tada aš juos visus suvalgau ir atrodo, kad jeigu aš jų nesuvalgysiu visų, aš negalėsiu susikaupti ir sportuoti ir maitintis normaliai. Tai tiesiog stengiuosi dabar tokių dalykų į priekį net neturėti, nesipirkti tiesiog, jeigu noriu kažko saldaus, tai stengiuosi kažkokį mažą šokoladuką gal nusipirkti suvalgyti arba kažką, ko aš neturėsiu spintelėje kelias dienas. Nedaug sausainių, nedaug kažko, nes kuo daugiau tu užsiperki, tu visada galvosi apie tai, kad tu turi spintelį. Yra žmonių, kuriem tai nerūpi, kurie gali turėti spintelį. Man kartais būna, kad aš galiu turėti ir man nesvarbu, bet kartais būna, kad aš turiu ir aš žinau, kad aš turiu ir aš noriu tada suvalgyti. Ir atrodo, kol aš nesuvalgysiu, aš negalėsiu į normalią mitybą eiti. Tai kai būna tokie periodai, aš stengiuosi tada nieko neturėti spintelį ir dažnai dabar, kai užsisakinėjau maistą į namus, aš net neperku realiai jokių saldumynų ir jokių sausainių, nieko. Nežinau, kad jeigu turėsiu, aš juos labiau būsiu linkus ir suvalgyti. O kai neturiu, nepagalvoju ir nevalgai. Ir stengiuosi būti su tuo tokiu, kaip ir knygų skaičiau lygiai taip pat, man atrodo, atominiai įpročiai, kad reikia save apstatyti dalykais, kurių tu nori labiau įnešti savo gyvenimą. Pavyzdžiui, jeigu nori sveikiau maitintis, tai laikykit matomai vietoj ir ten vandens, jeigu nori daugiau išgerti vandens, ar tai bananų, vaisių, kažko, bet matomai vietoj nepaslėpkit, nes jūs einant pro šalį, jūs visada matysit ir tiesiog iš karto save realiai pastatot į tą sėkmingesnį kelią, kada jūs suvalgysit gal tą bananą labiau ar ne. Jeigu neturėsit saldumynų, galbūt ir negalvosit apie tos saldumynus namie. Reikia savo aplinką paversti tokią, kuri tau padėtų pasiekti tavo tikslų. Jeigu nori sveikiau maitintis, pirkit sveikesnį maistą, dėkit vaisius kažkokius matomoje vietoje, gražiai gal susidėliokit savo aplinką, paversti tokią, kuri tave skatintų veikti taip, koks tu nori būti. Nebeburbu, einu pavalgyti. Aš vis dar su savo tais pačiais sportiniais rūbais, jau praėjo šiek tiek laiko, bet pagalvojau, kad prieš prausiantis noriu išsikepti aš vištienos, nes po to, kai nusiprausiu, aš labai nenoriu stovėti prie keptuvės ir kais plus dabar virtuvėje kaitina saulė. Tai 100%, kad dar čia suprakaituosiu kepdama. Išsikepsiu šviežios viščiukų broilerių šlaunelių mėsos. Aš jokio aliejaus nedėsiu. Palauksiu, kol šiek tiek įkais keptuvė. Tada supilsiu vištieną, prieskonius, užpilsiu vandens ir paskirstysiu viską tolygiai. Tik pačiam gale aš nuimsiu dangtį, kad labiau karamelizuotus vištieną, labiau apskrustų ir apkeptų. Vat kažkaip taip apkepu, kad būtų šiek tiek ir apskrudę ir pasikaramelizavię ir viskas. Dabar galėsiu aušti ir kai norėsim valgyti, jeigu dar nebus ataušę, valgysim taip, o jeigu bus, tai tiesiog pasišildysim. Nusiprausiau, žiūrėjau YouTube video ir žiūrėjau video apie maistą ir užsinorėjau valgyti. Tai atėjau padaryti mums valgyti, tai mėsa dar nespėjo ataušti, jos nereiks šildyti, bet aš jau taip valgyti noriu. Dar įsipyliau savo, kas čia? Ir dar įsipyliau savo Pepsi Zero. Vietoj avokado pirkau šiandien guacamole. Šiaip pirkčiau avokadą, bet paskutinį kartą, kai pirkau, tai realiai abu buvo kažkokie lyg sugedę, labai pajuodę stipriai, labai net neapetitiškai atrodė. Tai galvoju, šiandien nerizikuosiu, tiesiog nupirksiu guacamolės iš karto pagamintos. Čederio sūris. Realiai viskas taip atrodo takos,
Ir čia yra vienas iš lengviausių dalykų, ką galima pagaminti, nes realiai tai reikia iškepti vištieną, o vištieną irgi iškepa labai labai greit. Tai vyrai bus 3 takos, man 2. Aš negaliu patikėti, kad jau beveik 9, aš šiandien jaučiuosi kaip atidirbus 12 valandų, tik nežinau kur. Tiesiog kažkas mane šiandien labai išsekino. Aš noriu dabar paragauti šitą skonį. O, wow. Lyg valgyčiau tiesiog cinamoninę bandelę. Labai įdomus jausmas. Aš jau įsivaizduoju, kad šitie mūsų proteinai labai greitai susivartos. Nors ir dabar yra dar tik 9, galėtume sakyti. Aš norėčiau iš tikrųjų į lovą gulti. Ir rytoj norėčiau anksčiau atsikelt, kad galėčiau nuvaryti salę, dar kai nėra tiek daug žmonių ir ramiai pasportuoti, be jokio streso, be jokio skubėjimo, be jokio treniruoklį laukimo. Tai labai tikiuosi, kad pavyks, nors man savaitgaliais be 9 atsikelt dažniausiai nelabai išeina. Be maždaug be 29. Dabar čia stovi Loki ir jinai labai žiūri mane didelėm apvaliom akim. Kas yra Loki? Kas yra? Džedžina mane. Aš labai tikiuosi, kad buvo įdomus video. Jeigu taip, tai palikite laiką po šito video. Ir padaryčiau dar kažkada irgi tokį video, gal pagalvočiau dar kažkokių naujų receptų. Šiaip stengiuosi, kad viskas būtų realistiška, taip kaip yra iš tikrųjų, neprigalvot kažko, ko aš nedarau, nes aš noriu būti tikra ir atvira savo kanale. Ir tiesiog, jeigu aš negaminu kažko labai fancy, tai ir tikrai negaminsiu tik dėl to, kad įkelti video ir apie save sudaryti kažkokį įvaizdį, kokia aš realybėj nesu. Tai jeigu aš nelabai gaminu, tai ir noriu nufilmuoti, kad nelabai gaminu, bet stengiuosi vis tiek surinkti savo baltymus, sveikiau pavalgyti, bet ir tuo pačiu neatsisakau vieno kito saldumino. Šiandien mano saldumynai realiai ir buvo tos bandelės, po pusę bandelės ryte, kur valgiam toj kaviniai, tai pasiėmėm tiesiog 2 bandelės, suvalgėm jas per pusę ir visos mano šiandienos saldumynas buvo, valgiau traputį dar vieną. Bet jis buvo su juodu šokoladu. Jo, daugiau šiandien iš jokių skanumynų ar desertų tokių didesnių nieko nevalgiau. Ir net nepasakyčiau, kad jaučiau norą, nes saldus proteino šeikai buvo, užteko ryte tų bandelių, dar mačas prigeriau, o žalioji arbata padeda ilgiau palaikyti sotumo jausmą. Tai aš manau, čia šiandien susidėjo viskas taip, kad labai daug tokių iš šono dalykų prigeriau, privalgiau, dėl ko aš ir nenorėjau kažkokių ten ypatingai didelių desertų ar dar kažkokių papildomų saldumynų. Šiandienos mano maistas buvo toks, nieko nenuslėpiau, suvalgiau tik tais 2 braziliškus riešutus neparodžiau. Čia vienintelis dalykas, ko neparodžiau šiandieną, o daugiau viską, ką valgiau, matėt. Jeigu patiko šitas video, būtinai paspauskite laiką, prenumeruokite mano kanalą. Ir jeigu matysiu, kad surenku pakankamai daug laikų, tai būtinai sukursiu ir dar vieną video tokį. Ačiū, kad buvot su manim ir susitiksim kitame video. Iki.